Šiandieną turėjom chirurgijos klinikos Nord Clinic ir Kauno Žalgirio krepšinio akademijos bendrą seminarą, kurio metu Nord Clinic specialistai pristatė dažniausiai nutinkamas traumas vaikų amžiuje krepšinio specializacijai. Jeigu kalbėtume apie krepšinio traumas patiriamas krepšinio aikštelėje, kurias mes klasifikuotume kaip ūmes, tai aš išskirčiau čiurnos raiščių traumą, kelio raiščių traumas ir įvairių sąnarių išnirimus, tai būtų pirštai, peties sąnarys. Patyrus traumą krepšinio aikštelėje reiktų nedelsti ir kreiptis į specialistus, kurie padės jums tinkamai įvertinti traumos rimtumą ir suteiks medicininę pagalbą. Lėtinės traumos krepšinėje. Tai yra ta traumų grupė, kurios dažniausiai formuojasi labai iš lėto ir turi pakankamai rimtas pasiekmes vaiko vystymesi ir kartais netgi gali tai kainuoti karjerą. Ir tam galima užkirsti kelią. Gera žinutė, kad prevencija čia veikia puikiai, nes apie 45% perkrovos traumų galime apsisaugoti nuo jų, atlikdami tinkamą prevencijos programą sportinių traumų atsiradimui. Kai kalbam apie prevenciją, yra būtina atlikti laikas nuo laiko tam tikrus testavimus, kad galėtume įsivertinti tam tikrų judesių modelius, pamatyti tam tikras adaptacijas ydingas, kompensacijas, tam, kad mes jas galėtume koreguoti. Šitoj vietoje kineziterapeutų darbas su sportininkais yra labai svarbus tam, kad jie galėtų ateityje ir sėkmingiau sportuoti ir sumažintų reikšmingai galimų nekontaktinių traumų riziką. Manau, kad mes esam pirmieji vaikų sporto mokykla, kuri turi partnerystės sutartį su profesionalios medicinos įstaiga. Turėti patariamąjį balsą ir netgi pagalbą kažkam tai nutikus iš Nord Clinic, tai yra nepakeičiamas dalykas ir aš esu labai laimingas, kad šita partnerystė yra.